Dievas užaugino bulves, kad iš bado nemirtų tauta. Lietuvos kaimas, jis niekada nepalaikė tos landsberginės vagnorinės politikos. Niekada nepalaikė. Bet jis ir LDDP politikos nepalaikė. Jis jokios nepalaikė, atrodo. Iš tikrųjų, kadangi LDDP praktiškai, žinoma, pavyzdžiui, statyminė bazė buvo kuriama geresnė žymiai, bet LDDP, aš nežinau, kas su jais buvo, jie labai bijojo Vagnorius ir Landsbergio. Praktiškai, kur Landsbergis ir Vagnorius pasakydavo ne, iš tikrųjų LDDP visa prišykdavo kelnes ir įsislapstydavo. Dabar yra tautoje pagrindinę dalį sudaro avinai, kurie laukia iš valdžios malonių, o nesiima griežtai kontroliuoti valdžios veiksmus. Tai su avinai tik tai išauginami iki tam tikrų kondicijų, po to vežami į skerdyklą. Kadangi jūs be tabų gal pasakys, juk mūsų prezidentas yra amerikietis. Ir jį, kaip ten bebūtų, jį labiau traukia Amerika negu Lietuva, vat štai makalinė atsidūrusi. Ir jam yra malonu, kad štai ateis vienas amerikonas. Jam netaip svarbu, jam nėra taip svarbu, kad šitą Lietuvos naftos ūkį efektyviai, naudingai Lietuvai parduoti, o jam malonu, kad būtų amerikonas. Kai bus nauji prezidento rinkimai, eisiu į prezidento rinkimus, jeigu laimėsiu, padarysiu pirmą, kas bus. Užtenka tų mum 3 valdžių, tai yra Seimo pirmininkas, premjeras ir prezidentas. Prezidentas mūsų tik praktiškai tinka, vat tas funkcijas, kuriam duotas. Skaityti paskaitą apie nuostabius Lietuvos pasiekimus, didinant savižudžių skaičių. Todėl, mano bus taip, prezidentas turi vykdyti premjero pareigas, jokio ten nereikia, tai yra bus prezidentas premjeras, jis atsako už ūkio vystimas ir politinės strategijos formavosi, tas formalias funkcijas ten žinot, kad eina diplomatas, koks pabučiuot ranką tenai. Duosit bučiuot? Ne. Čia Seimo pirmininkas. Visą tą tokią pasipūtimą be jokio turinio atiduosiu Seimo pirmininkui. Oželytė labai teisi buvo. Tampi Seimo nariu, tengi dabar ypač, kada priimė tą lygių ten teisę, ar kaip moterį, negali moterį žiūrėti, reiškia, dabar jau. Jau negali? Negali, tos įstatymas yra priimtas. Tai įsivaizduot, ką daryti. Taigi visas, taip sako, kudumas pa žmogų atsiranda. Kada tu dar moterį gali žiūrėti, jaudinės, reiškia, ten energiją prakaituoji. A jeigu tau uždrausta šitą, o jiegi turi rodyti pavyzdį, mano požiūrį, tai Dievas čia yra žemė viskas. Nieko daugiau nėra. Čia ir velnias, ir pragaras, ir rojus, ir kaip ta skaistikla dar. Po mirties kaip tokios jūsų nebus. Jūs gal tapsit ožką, žiogų, arba sakysim, kad ir lapu kokiu nors, kurį mindys, jūs į žemės niekur neiškeliausit. Jeigu jūs neteisybę parodys tai, ką aš čia sakiau, pasižiūrėkit, matot šitą lygią storą ąžuolo šaką pasodintą dar, kai tik Lietuva tapo nepriklausoma valstybė. Vat ant šito šakos be tabų bus pakarta.